Toliau tęsiame mūsų advento kelionę. Ir šios dienos Dievo žodis yra mums paguodo žodis, nes jame išryškėja kelios labai svarbios Dievo savybės, apie kurias ir kviečiu šiandieną pamastyti. Štai Izaijo knygos 30 skyriuje skaitome tokius žodžius. O Siono tauta, tau gyvenančiai Jeruzalėje nebereikės daugiau verkti, jis bus maloningas tau, kai šauksiesi jo pagalbos, jis atsilieps, kai tik išgirs tave. Dažnai į Dievą mes kreipiamės įvairių bėdų prispausti ir kartais galim turėti pojūtį, jog jis neatsiliepia, neišklauso, negirdi, yra toli. Bet tai yra netiesa. Dievas visuomet girdi ir atsiliepia į mūsų maldas, mūsų išklauso, galbūt ne taip greitai, kaip mes norime, bet tuomet, kai jam pasirodo, kad tai labiausiai tinkama mums. Turime ugdytis pasitikėjimą Dievu ir visą laiką žinoti, jog jeigu kam labiausiai rūpi mūsų gerovė, tai yra pats Dievas. Jisai nori, kad mes gyventume laimingą ir pilną gyvenimą. Ir duoda viską, ko reikia, kad tą gyvenimą gyventume apsčiai. Štai ką toliau skaitome. Viešpats duos jums duonos, kurios jums reikia, ir vandens, kurio trokštate. Daugiau nebesislėps tavo mokytojas ir savo akimis jį regėsi. Iš tiesų, Dievas rūpinasi ir mums duoda būtiniausių dalykų, tiek mūsų medžiaginiam kūno gyvenimui, tiek ir dvasiniam gyvenimui. Šitoj vietoj galim savęs paklausti, ar visa tai, ką mes turime, mūsų sveikata, mūsų gerbuvis, žmonės, artimieji, oras, gamta, mūsų šalis, visa tai, kas yra aplink mus, ar tai nėra pačios gražiausios Dievo meilės išraiškos, jo dovanos? Ar esame už visą tai dėkingi, ar esame pastabus? Dievas yra mokytojas ir jis mus mokina, bet pirmoji pamoka galbūt būtų mums atpažinti, kaip Dievas veikia mūsų gyvenimuose, kiek jis daug mums dovanoja ir tada būti dėkingais. Štai ką dar skaitome. Ta diena Viešpats aptvarstys savo tautos žaizdą, išgydys mėlynes. Taip atsitinka mūsų gyvenimuose, kad kartais neteisingi pasirinkimai tiek mūsų, tiek kitų sužeidžia širdis, padaro blogį. Blogį, kuris surakina, kuris sužaloja širdį. Ir šitoj vietoj to, kad užsidarytume ir taptume pikčiukais, Dievo žodis mus mokina atverti savo žaizdas, širdies žaizdas Dievui ir pasitikėti, jisai žino, kaip jas pagydyti. Jis yra geras gydytojas širdžių. Dėl to mes turime mokintis juo pasitikėti ir atverti savo širdis, kad jisai išgydytų jas, kad jas išlaisvintų iš nuodėmės, kad jas išlaisvintų iš visų tų blogio pasekmių. Su išgydytom širdim, dėkingi už jo dovanas ir pasitikintis, jog turime mylinti Dievą, kuris mumis rūpinasi, mes galime toliau keliauti ir gerą daryti kitiems, tapti to Dievo liudytojais. Tai kviečiu per visą šitą adventą taip pat išmokti atpažinti Dievo dovanas ir jas mokėti parodyti kitiems, paliudyti. Gražaus advento.